Sveiki, randuosi prie šešupės, pasisėmiau vandinukų. Aš jau pasimaišysiu kokį aukučių. Ir mėgysiu pažiūrėti, vanduo labai nukentės. Seniai buvo, tad čia tokia vietėlė. Na, jie pasižiūrėjau. Ir ką, žiūrėsim, kaip man seksis. Jau ką maišysiu. Šitą. Su šituo pilbučiu, abudu aišku pilbučiai. O šitą iš gaudos, kur gaunu. Va tai šitą šiandien pamėgysiu čia. Pažiūrėsiu, kas čia man gausis. Daug nemaišysiu. Tvanku, žiūrėjau, lietus pranešas, kad kur toliau nesinorėjau varyti. Tai va, tai panašiau pasakyti, kad yra susirėdinau už tai, kad važiavau į Tursučius. Pažiūrėt, kas tie gero, bet kai nuvažiavau, tai tie maurai plaukia. Tai net nemečiau meškerės ir parlėkiau čia. Žiūrėsim, kas čia gaus gero. O šito, kai gaus martinių, įdėsim, bus geras labai jaukas. Tai keps. Turiu sliekučių žemės, turiu sliekučių ir zikuraskas. Gal dar biskį. Senukai buvo, jau pažvėjau, tai jau šiaip norėjusi. Dėdam į kibiriuką. Kur mano maišyklė? Tai čia biskį mažoką šiuo. Gal dar biskį norfinių atsidėsiu. Aišku, turiu ir geresnių jokų, bet tai trumpai gaudysiu gal porą valandų kokią, jeigu gausiu. Tai šitą pirmą. O, dar žuvisėlių. Spalvotų kelias įbersim. Vis tiek gal kokią aukštį tai užkeps. Op. Dar pamaišom. Tegul brengs, taisiu neštis prie vandenuko. Daiktus vieną meškę gaudysiu. Tai va, satom, kad dar įsipirsiu čia, nors papirkęs žiūrėsiu. Tai su akcija nebrangusi. Daug neberesiu. Čia tik vaikam labai gražu, gal žuviai visai nepatinka. Va. Toks viskį gavosi. Gal ir neblogas bus. Smarvės ir jau yra. Sukaitau, kol vietą dariausi tai. Tai vada gaudu gavęs šitą dovanų, tai šį pataisiau. O būdavau čia neina užvert, matyt praeitą kartą. Va. Tai ką aš padariau. Paėmiau pjovau. Čia pagriuvėnius tokius pleksiukie. Biskį varštėlį tavo usmailinau, dabar gerai laiko, čia aš jau nenaudosiu. Va, mirtina jau. O neįverčiau, neįtap. O jau neina pakelk. Tai va. Tai kas turi tokių, tai nenusimykit, o šitap. Va. Čia gerai nemane, kur dugninė kaip srūviai. Tai va. Tai tokie reikalai. Visas šlapės ir labai užvietai. Tai va, po biskį jau sunešėsiu jauką, nusinešiu kamerą, viską tai. Tom kartą.
Čia reikia žiūrėti, neapsivers. Čia kalnas pakalniai. Jau sušilovas aš lapės. Sliekų prisikasė žemės. Lieka gaila, kad vėjas čia nepučia. Kita šitai. Šitą pasisėmt rankom plautis. Reikia svarbiausia įsitaisyti gerai. Va. Tai. Įsidėsiu telefonas, kad geriau galėčiau valdyti kamerą. Šiandien kaip tai nesiseka mačia. Va kažkaip reiktų kažką dar padarytam, kad kameras geriau stovėtų. Šiandien pasikasiau tokį krantuką, kad kėdė normaliau būtų. 15 litrų apsiskimų pasirinkau. Sistemėlė, tai čia paprastas dabar susirišęs. Buvau nusitraukęs, tai visai be nieko. O, tik tais šėrykla ir kabliukas pavadėliu. Čia 2x8. Kelpukė padarai. Prieš šėrykla ir kabliukas, mėgysiu šitą apgaudyti. Iškart dabar uždėsiu 2 dzikelius, kad mažiau plintųsi, kaip tas dar. Mėgysim pajaukyti. Dzikai su prakaitavę, kaip ir aš. Kažkai, kur aš telefoną pasidėjau, dar eisiu telefoną ieškotis. Mažo, kad šitam žulinį pamečiau. O, užsimesėm. Viskai kažkaip kreivai pasidėjau tą kėdelę nieko. Eisiu pasižiūrėti telefonus, kur. Tai dar indėlių neatsinešiau to smulkinimo. Jos liekų pasmulkysiu tą. Tai eisiu atsinešiu. Ir gal dzikų tai taip įmesiu. Trečią šėryklą įmečiau. Gilių nežinau, mergilo čia. Tai nesvarbu, jeigu žuvis maitysis, tai tikrai tai greičiau atsipūs nuo tų sušilimų. O manau vis tiek kokią tai žuvėlę sugausim. Einu atsinešiu. Biskį pasmulkysim mėsukės žemėse. Daug neradau aš jų, bet pradžioje va. Užjaukinimui. Čia buvau vienur kitur pažiūrėtai, nieko gero, tokia žaukės net nėra ką įdėti. O, jau lyg tai pakliopkiai buvau, kaip bemukas. Viskai gal meškė, čia gal atsitrauksiu. Karpysiu šitom judom, jau šitos atšipė. Tai pasismulkysiu tūs liekų davis dzikų. Tai jeigu jūs plakus migruos, tai kažkokią žuvį turėčiau pagauti. Biskį nuo Nemuno atsikvėpsiu. Nenoriu Nemuną, būčiau varys į Nemuną, bet kad oras prastą pranešė, lietų čia audra, tai nei nevariau. Dar norėčiau te palį Prienus, palį Biršoną nuvažiuoti į Nemuną, pažiūrėti, kas te.
O paskui tai tie tik naktim gali gaudyti. Tai jau kažkaip greitai ateina tas ruduo. Skai kažkaip tai atrodo, mes čia į tie reiks pasitraukti. Nu va, susmulkinom. Dar reikia vieną dzikutį uždėti. Kad skaniau atrodytų. Dabar sliekų paduosiu dar. Ir paskui mėgysim laukti. Va. Tokia, manau, 1,5 metrų tai yra, kur aš metu. Tų gylių. Apsėjo šartas, bet čia tokia užėjo medžiava biskį grūda, bet čia nieks dar neužpučia. Na ką, kiek valandų turėjom, kokia pusė 12. Na čia, dėjau be 1:12. Labai susivėlinom, bet ką, nieko nepadarysi. Tai ką, lauksime mimukų. Kokią žuvėlę turiu? Kuojukiai. Atsiliepė jau. Mažiukiai, bet vis tiek. Kuojukiai. Gerai, dėsim į krepšį. Paskui žiūrėsim. Kas tai kebina. Ir galbūt ir pralaukęs. O. Traukiam pažiūrėti. Kiba nieko nėra. Bet patys matyt, kad smulkmės jau yra. O, kaip išdraskį viską. Trezikus maunu. Sėtuos. Da įmetu. Paksmulkytus trezikus. O. Oi. Na va, lauksim. Pažiūrėsim, kas čia mane nervina. Kuojukiai, galvoju, kad aukšliai bus. Aliau, didelis, ką žinia, ties didesnių. Tokių tai ežeruose kimba. Žuvėlių galima prigaudyti. Na, metam toliau. Atmetė meškerę. Buvo toks gražus kibimas. Ir turim, ką mes turim, aukšlę. Bet jie badmedinės, galą meškerės ar šiukiai. Tokie maželiukiai. Bet kapyryje. Apsikraujavus, dievuliu. Mes kaip nemažyčio. Nusiplaut rankas. Štai mimukas. O, kažką turiu. Žuvukė. O iki bakalčiuką turiu. Grepšų tai nesinešės. Jau nedidelis karčiukas. Įgysim kažką pasiimti.
Tik į telefoną nuėjau ir iš karto karščiokas. Mažai dar didesnis atplauks koksai. O. Nu smagu. Ir dar vieną pagausiu, tai gal krepštą atsinešiu. Nepatogu, vis tiek čia jūs išimtų. Jau purks pradėjau, ką aš čia pažuvau pusvalandį. Apniukų nežinau. Programėlė rašo, daug piliau lietų. Čia nėra baisiai, bet vis tiek. Viskas, sušlap, sudreiks, labai viskas. Smulkiai su kitais lašiukais, kaip ant nuogų kūnų, tai labai jaučiasi. Ant stalo, ant telefono matyti viskas. Nežinau, gal skaitį reikia atsinešti. Viskait, per mažai pasidžiaugiau. Pagauda tą karšiuką, tai dar norisi vieną pagauti. Tai va, ėmimas koksai buvo. Einu gal kamerą atsinešti arčiau. Taip tik galvoju, kad meškėje nulauks. Atsinešiau skaitį valy kamerą. Buvo skaičių pasistatysime. O šitaip dar bus gal. Dar krotina lyg tai. Viskas susidedam. O. Tai nieko nėra. A, yra. O, kojukiai. Sliekų, žiūrės, ko taip greit nevalgys, tai valgo tuos. Gerai, paliku dar tuos pačius sliekus. Čia noriu įsitaisyti geriau. Jau vėl nepurškiama, atrodo. Čia pradėjau stipruką gan purkštą. Jo, atsinešiau skaitytą nutų purkštą. Gerai, paliksiu šitą. Nupurškė dabar saulė išlidu, tai kaidina kapreik. Tokia tvankoma, drėgmė. Viski vėjukas gaivina. Kaip nelabai kemba, padaužo mailiukas, baigta. Kokią valandą panašiai sėdžiu čia. Tai tiek. Dabar tokį didesnį viskį slieka. Mažu tas mailius nedaužys. Bet kažkaip vilčių mažai, kad jis nedaužys. Tai aukščiais garantuoju, kad nudaužo viską. Sėdėjau skaitį. Saulėje netep kaitino. Ja, biskį vėjėlių galim, kaip visai smagu. Va. Žiūrėsim, kaip suslieku bus dabar. Kas tai tasų tuos liekus? Tai nepaima. Reiks vis tiek traukt, babus nukandžiuoja jau, nutraukia. O. Nieko vis tiek. Ar yra kas? Yra kojukiai. Bet net pasipriešinimų nejaučiu. Tada įvalgiusiu, mat. Turi apetitą to žuvys. Uždėjusi dzikų dabar. Vis tiek tas pats atą dedi. Tokių žuvukiais tiek ir kemba. Neužilgo gal varysiu namų, pasidžiaugiau. Prieš penktadienį varysiu kažkur tai. Tik dar nesugalvoju kur. Bet biskį kur toliau. Nežinau kaip oras, jeigu labai karštai varysiu tiek, kad aitų kur įsimaudyt. O, matysiu taip. Dabar tokie čia pamąstymai manau. Tai va. Kažkokią žuvikę turiu. Po ilgo tą. O, biskis tamesnį kojukiai tėjų.
Turim kokią žuvytę vėl. Aišku, pagano čia juo. O besi stambesnį kuojukį. Ką jau beveik pusė 2. Baigsiu žvejybą. Šiltuką. Gali čia ateit didesnių lietučių, kaip galvoju. Vėjas biski jau kyla. Tai va. Dar noriu sitką prisidžiovyti. Kibimų nėra patys pietus, gal ir vietą biski ne ten pasirinkau, bet čia buvau sustojęs, kad prieš atvažiuojant ir nieko žmogelis nebuvo gerų pagavęs. Dar štai dar karčiuką pagavau, tas kelias aukšlės ir kuojukė buvau pagavęs. Va. Tai tiek. Pažiūrėjom, tai kelias žuvelės. Tai yra porą valandų iš čia. Nematau, kaip čia matyt. O, keliaus kuojukės, karšiukas. Tai va, tokia žvejyba. Tai bonusą parodysime vieną ranką. O, bonusiukas, manau. Paleidžiamės jį. Tai va tiesa, kas tai yra, manau, žiūrom. Su parduotuviai Fishing Inside suteikia 10% nuolaidą. Tai vienu žodžiu dabar aš tą adresiuką įdedu jom. tą nuorodukę. Tai va. Tai va, kas norės, tai vis tiek 20% ta nuolaida, tai visai neblogai, kai tai vis tiek susitaupų kažkiek pinigėlių. Šiaip tai neblogų prekių yra. Tada vis tiek kažką rasit. Tai čia į žolės įmečiau, tas gyvulio žolės. Žolės kelias. Laukit. Va. Tai tokios žinios. Ką, tų pigučių jaukų da yra, nu yra tokių neblogų jaukų, ko anksčiau rodžiau. Ir čia va šito dar kažkas klausė, tai eikit į gaudą to pačių pigučių. Tai va gaudoj galiu pasakyti, jau tik tais būna. Galėsiu irgi nuorodą padarysiu, įdėsiu, tai nereikšima paskui, nes dar kažkas klausė, kur ta gauda randasi. Tai va Vilkavišky, Birutės gatvėje 2. Jeigu žiūrėsit, tai geriausia tai nuorodą įdėsiu, tai bus pakaina. Tai va tokios žinios. Tai galvoju, penktadienis mažu bus geresnis. Planuoju važiuoti pažvejoti į Nemuną. Bet norėčiau važiuoti čia palei Birštoną kažkur dar pažiūrėti. Tai va, žinių jokių neturiu, nežinau, kimba kas nekimba. YouTube'as tuščias, ką pažiūrėjau, nieko gero nieks neįdėja. Tai va, atėjo ir iki kitų kartų.